Improvizacijos teatras Kitas kampas. Jaunimui iki 99. Gerai, taigi Martynas sėdo į kalėjimą už tai, kad uošvienės šuniui nulaužė nagą. Jisai nežino, už ką jisai sėda į kalėjimą. Taigi mes savo ruoštų vaidindami pabandysime jį užvesti ant teisingos minties. Ar pavyks, ar nepavyks, pažiūrėsim, bet kaip visą laiką tai yra rizika. Taigi pasitikime aplodismentais Martyną. Taigi istorija iš kalinių gyvenimo. Taip, sveiki. Ant žemės. Abu ant žemės, taigi. Ant žemės, pasakiau. Ant žemės, šunys. Kas bus dabar, ką jūs darysit? Atimsiu pavadėlius. Tai čia... Gerai, bairis, tokį. Patinka? Koks maistas? Royal Canin, Čepį. Kas patinka? Nu, ko čia maitina, aš klausiu? Aš kaip suprantu, kaip šunų ėdalas čia, ne pas mus tas davinys. Kaip kaulai. Nu, kaulų čiulpai, jo. Taip, čia jau... Kojos. Gerai, aš esu Ženė. Mes žinom. Negirdėjom. Jūs žinot, ką jau padariau, ne? Taip, jūs čia legendos sklando šitam kalėjime. Apie Gedimino pilį vilkas staugė, apie jūsų irgi. Taip. Nu, tai klausykit, vyrukai, ką padarėt? Už ką sėdit? Aš tai už žmogžudystę. Nu, aišku, ką tu... Tai aš šiaip ten kontrabandą. Nu, tai čia čipuha palyginti. Čipuha, vyrukai. Aš galiu paklausti. Čipuha. Taip. Ar galėčiau... Čipuha. Nu, klauskit. O jūs ilgai planavot? Kalbėk greičiau, ką čia. Jūs ilgai planavot savo... Neplanavau visai, ekspromtu viskas įvyko. Einu gatve, žiūriu bėga, nu pribėgu ir padariau. Kokios laisvės? Kokios laisvės? Laisvės. Į laisvę tai Nu mes... tai šitas Yorkšyro terjeras. Tai čia jau... Mažiukas, žinot, tai buvo lengva viskas. Oi, atrodo mažiukas, tai sunku sugaudyti, tai sunku gali būti, ne? Nu, jo. Tai mažas, tai nelabai... Jeigu laksto kaip žiūrkikės, tai po kojas. Jo, jeigu žiūrkikėm, tai šis nesužiūrėsi. Nepagausi ir nenukrypsi kaip nori. Taip. Nu. Paskui iš tų plaukų, tai pirštiničių nepasisiūsi savo. Gerai. Nu tai va, vyrai, aš jums pasakysiu aiškiai tiesiai šviesiai. Aš esu maniakas. Tai mes tą ir girdėjom. Šunų maniakas. Todėl, kai ant žemės čia gulim, galvom, jeigu čia mums irgi tas holokaustas prasidės. Ne holokaustas, o gulokaustas. Neduok dieve. O patys tu, šunšo be dantų ir košę ėda. Nu, o patys turi kokių naminių gyvulėlių. Nu, Čia gyvulėlių mes neturime. Tikutėlės, jo! žiūrėkit, Pas jūs Ženė. gražus verinys toks net, aš matau, čia į... Čia kaip mano antkaklis, aš vadinu. Čia tik iš Yorkšyro, ar... Tik iš jo. O tai jūs, ar gali būti tokia... Tu labai retai kalbėjai, kalbėjai greičiau. Jis muštas. Kas muštas? Jo. Nu, tai gal dar reikia trenkti, pagreitės gal? Ne, jisai šiaip kontūzitas, jis yra kontūzitas ir todėl iš... Žiūrėkit, o tai jūs jam dėl to, kad dėl šeimininkės? Taip. Šeimininkė verkė, sako, pabėgo šo. Nu, aš tą šunį dabar primušiau su vytelė. Ai. Nu. O po to? Nu, po to, ką, atsiprašinėjau. O naktį ir dieną tai padarė? Paryčiais. Pas mane tai čia va, čia iš... Kadangi narkotikai, kaip sakyčiau, mes čia Supratau. iš Kolumbijos, vat, čia yra ryklio vienas, vat, ir kitas čia yra iš Afganistano, atsiuntė mums šiandien. Žinot, Vilko. tokia knyga, kaip Vilko dantų karaliai, tai aš šunį du dantis išmušiau. A kas čia pagrindiniai akcentai, tie dantis turėjo būti visam verinėlį? Taip, visam verinėlį. Vyrai, Nu. kam reikėjo manikiūrinių žirklučio? Ką darysit? Geras. Pradėkit nuo jūs, kad Nukarpysiu mažiau nagus. Nagus apkarpysiu ir iš jų pasidarysiu vėrinį. Tai į Yorkšyrą, kur jūs jums labiau panašus? Ir aš taip galvoju. Tu labiau toksai... Nu... Sen Bernaras? Ne, nu tas, kur toks kaip paklodė visas. A, šarpėjus. Nu, galės vietų už ką sėdė. Už tai, kad šuniui nukirpau nagus.
Panašiai? Už tai, kad šunį nukarpiau pirštus. Mažiau panašiai? Už tai, kad šunį... Kieno šunį? Kieno šunį? Ką aš žinau, kieno šunį? Kiek? Prezidentės šunį nagą nukarpiau. Viskas paprasčiau, uošvienės šuniui nulaužė nagą. A!